Labas vakaras. Žinote, mes labai mylėjome ir gerbėme Vytautą Šapranauską. Visad palaikėme ir rėmėme šį talentingą menininką. Jo talentu ne vieną dešimtmetį žavėjosi visa Lietuva, žavėjomės mes visi. Tai didžiulė netektis visam pasauliui. Šio vakaro laidą dedikuojame savo mylimiausiam kolegai Vytautui ir jo artimiesiems. Gedime draugė su jais šio nepaprasto žmogaus. Jūsų dėmesiui 2 paskutiniai interviu su Vytautu Šapranausku. Pokalbį su Vytautu Šapranausku pradėjome prisiminimais apie jo aktorystės pradžią. Jis troško studijuoti anglų filologiją, tačiau atsitiko taip, kad vieną dieną eidamas užsuko į Teatro ir muzikos akademiją, kur vyko stojamieji egzaminai. Po antro atrankos turo įstojusių sąraše neradė savo pavardės, sako, labai nenusiminęs, tačiau pasirodo, jog tai buvusi klaida ir būsimasis aktorius pradėjo studijas aktorių kurse. Kaip ir visų, manau, studentų, nevaikščiojimas į paskaitas, lankymasis Tauro rage, Alubaris, ten, kur buvo didžiausias gėrimas, kas daugiau išgeras alaus bokalų. Aš nepirmaudavau. Bet va taip, Baigė studijas pirmosius 10 metų, dirbo Rusų dramos teatre ir pirmieji pasirodymai profesionalioje scenoje jaunajam aktoriui nebuvo gąsdinantys. Mus pratino, mes studentai vaikščiojom masuotėse po sceną, jau vaidinom mokslininkus, kažkokius fizikus, baltais halatais, labai protingus. Išeidavom taip pats pas save, tada vėliau užeisiu. Va tokie buvo vaidmenys pirmieji. O paskui mes kažkaip įsiliejom, ten labai faini metai buvo Rusų dramos teatre. Taip kažkaip mes visi 12 nuėjom į Rusų dramos teatrą, kai kurie ten liko, kai kurie jau išmirė. Gyvenimas yra trumpas, pasirodo. Kalbėdamas apie darbą Rusų dramos teatre, aktorius prisiminė ir gastroles. Tai buvo nuostabi galimybė aplankyti užsienio šalis, teko nemažai pakeliauti teatro gastrolių metu. Mes visą laiką laukdavom gastrolių, nes vasarą prastai būdavo rotacija, kadangi buvo Tarybų sąjunga. Tai vienas teatras, sakykime, iš Ukrainos ar iš tolimųjų rytų atvažiuodavo pas mus, būdavo mėnesį, paskui kitas iš Odesos, ten, sakykime, ar iš Estijos atvažiuodavo pas mus ir mes va taip keisdavomės, taip kad visa Sovietų sąjunga išvažinėta yra skersai išilgai. Vytautas Šapranauskas antrąjį kūrybos dešimtmetį dirbo jaunimo teatre. Kalbėdamas apie sukurtus vaidmenis, kurių per visą laikotarpį buvo daugiau nei 50, jis neišskiria nei vieno. Daug buvo visokių vaidmenų. Durnelį, geriausiai durneliai gaudavosi man. Tokie prietrankos visokie. Tas trečias brolis Jonas, kur būdavo. Tai šitas. Buongiorno! Aktorius džiaugiasi, kad jis dirbo su puikiais režisieriais ir jau karjeros pradžioje jam teko kurti didelius ir svarbius vaidmenis, už kuriuos buvo pagerbtas ir apdovanotas. Vytautas Šapranauskas teigia, jog jam niekuomet nebuvo labai sunku, ar jis nenorėtų dirbti su kurio nors iš kolegų. Kuriant scenoje su labai skirtingais žmonėmis, anot aktoriaus reikia mokėti prisitaikyti. Aš iš tų, kuris prisitaiko, toks prisitaikėlis. Gerąją to žodžio prasme, sakykime, nes, suprantat, ten aš kaip pastebėjau iš tų santykių aktorinių, kad pykčiai scenoje niekada nepadeda. Paprasčiausiai reikia kažkaip taip tolerantiškai, taip suniveliuoti kampus, sulyginti ir tada jau kažką gali kurti. Dėl to gal aš ir nežylas iki šiol, nes nereikia nervuotis. Paprasčiausiai, yra, pasakai, o dabar paverskime viską juokais ir viskas. Juokauti mėgstat be abejo. Tiesa, juokauti mėgstate. Tas buvo geras, ką juokauti mėgstat jau. Per pastaruosius kelis metus Vytautas Šapranauskas sukūrė nemažai vaidmenų Domino teatre. Aktorius prisimena, jog pirmieji metai ir darbas kartu su kitais žinomais Lietuvos aktoriais jam labai patiko. Tačiau laikui bėgant jis pavargo pataikauti publikai. Vytautas Šapranauskas pastebi, kad šiandien teatras yra visai kitoks, mat pasikeitė naujosios kartos požiūris į patį teatrą. Teatras būdavo toks, kur žmonės ateidavo su frakais, tai moterys su ilgom suknelėm. Tai būdavo toks, lyg išėjimas į visuomenę, pasirodyti. Moterys rodydavo, kokios jūs turi perlus, ten vyrai kokias sąsagas dar. Dabar atėjai, taip nusispjovys, atsisėdai su džinsais, utėlės iš galvos įsikasėjai, taip pasipūtėjai plaukus ir pažiūrėjai, biškį, taip numigai. Teatre, kur neįdomu. Viskas dabar toks eilinis, kaip tas pats, kas užeiti metro ar troleibusą. Tai... Aktorius pastebi, kad visai kitokia publika, nors ir lietuviška, yra ir užsienyje. Pasirodant emigravusiems tautiečiams svetur, net ir Vytautas Šapranauskas būna nustebintas. Labiau chamiškesni.
Taip, jis vidury spektaklio, jis galvoja, jis turi teisę atsistoti, vidury koncertą atsinešti alaus, pasidėti, tau atnešti alaus ant scenos pastatyti. Jie tokia, jau vaidina tokius atsipalaidavusius. Nes normalų žmonės atsipalaidavę, jie taip nesielgia. O tas nueina ir, reiškia, įkala gerai prieš tai 200 gramų viskio, ant viršaus alaus kokio užgeria Ginneso, kad geriau užvežtų. Tada jis ateina pailsėti ten. Nesvarbu, kad jis prisigėręs, ten nieko neprisimena. Aš buvau. A ką? Neatsimenu. Kuriant pačius įvairiausius vaidmenis, jam teko išmokti ir papildomų dalykų, tokių kaip fektavimasis, jojimas, kritimas nuo arklio ir muštynės. Vaidmens kūrimas prasideda nuo medžiagos analizavimo ir darbo su režisieriumi. Aš negaliu kurti vaidmens pats, nes, kitaip aš tada būčiau režisieriumi. Kadangi aš režisuot nemoku, aš turiu tik tai pritarimai žodį, sakykim, tam procese, kaip aktorius. Galiu sakyti, o gal čia šičia, ir jeigu režisierius sutinka, tai tada mes darom. Jeigu ne, tai tada mes darom kitaip, taip kaip nori jis. Ir aš stengiuosi, kad tą, ką jisai nori, pasidarytų ir mano. Nes jeigu aš ten priešinsiuos, dar kažką tai darysiu, tai tada reikia sakyti viens kitam pašoltų ir išsiskirti į skirtingas pusės. Mūsų profesija, suprantate, yra viena iš seniausių. Seniausia yra prostitutės profesija, mūsų yra antra pagal senumą. Bet darbo specifika yra ta pati. Tu atsiduodi tam, kuris tave ima. Tik ten dar prostitutė beprotiškus pinigus gauna už valandą. O čia tu gauni praktiškai už savaitę tą patį. Vytautas Šapranauskas mano, kad prajuokinti žmogų lygiai taip pat sunku, kaip ir pravirkdyti. Kaip sakė Stanislavskis, pirmiausia darbas, kantrybė, o jau tik paskui talentas. Aš nenorėčiau su juo sutikti, nes, kaip sako, geram daug nereikia, blogam nepadės, yra tokia taisyklė. Taip, kad jeigu tu ten neturi iš vis jokio talento, tu dirbk, nedirbęs, būk kantrus, sėdėk ten nuo 6 ryto iki 12 nakties, nepadės tas dalykas. Nežinau, reikia šiek tiek turėti talento, aš manau. Šiek tiek, nedaug, bent jau kažkiek. Kiek turi? Aš dabar nieko neturiu. Rytoj 20 gabalų. Nors Vytautas Šapranauskas yra sukūręs ir ne vieną vaidmenį kine, tačiau teigia, kad vaidyba šioje srityje užima labai nedidelę dalį jo kūryboje. Debiutas kine buvo dar 1980 metais. Anot aktoriaus jis įsimintinas tuo, jog tai buvo pirmoji tokia patirtis ir jam labai lengvai sekėsi kurti vaidmenį amerikietiškoje tragedijoje. Matot, kinas kuo yra geras, jisai turi išliekamąją vertę. To, kad tu ten suvaidinai ir gerai ar blogai, visą tai jau matysis. Taip, kad geriau suvaidinti gerai negu blogai. Kaip, faina. Bet, žinot, kaip pasako jūs aktorius, tai man tokia mintis iš karto teatras galvoju kažkada. Kinas lieka jau kažkaip antram plane. Gal todėl, kad aš mažai tenais murgdžiausi tam, atsiprašant, kino mėšlę. Jis toks, ten nesigavo kažkas, gali antrą kartą padaryti. Svarbu, kad su geru režisierium dirbi. Aktorius yra ir populiarus televizijos veidas, jam teko vesti daugybę laidų ir projektų, tiek filmuojant laidas iš anksto, tiek tiesioginėme eteryje. Ten visi tie tiesioginiai eteriai, tu supranti, kad tu nieko pakeisti negali. Ir aišku, gera mintis ateina visada po to. Bet ko jie geri? Jie laiku prasideda ir laiku pasibaigia. Ir tai yra, žinokit, kai pasibaigia ar koncertas, ar spektaklis, ar laida, tai yra didžiausia laimė. Va čia tada ateina nirvana. O ne tai, kad ten, oi Dieve, kaip aš mėgstu būti scenoje. Taip kažkokia ten iš tų žvaigždučių kažkokių, tai aš nevaidinu jo žvaigždėm, sako, nori būti žvaigždė, lyg ant eglutės viršūnės. O tos, kaip jos pareiškia, žinot, aš esu, tik daug skaitau, nevengiu vaidinti. Būna tokius. O ką skaito? Knygas. Suprantat, apie ką aš nekalbu. Pabandom dar tokį. Aktorius visiems žinomas ir kaip puikus humoristas, daug daugiau nei metus po Lietuvą keliaujantis su juodojo humoro programa, kurioje aktorius pasirodo vienas. Labai retai būna tokių miestų, kur tu atsistoji, supranti, kad gerai, pasikartosiu aš tada. Ir tada jau varai, jau pats su savim kalbėsi, nes ten nėra reakcijos. Bet čia vieną kartą tik buvo, aš nenoriu minėti miestą. Čia Lietuvoje buvo. Ir aš taip prastovėjau ten 2 valandas 15 minučių be pertraukos. Tai buvo rekordas kažkoks. Bet man neprailgo laikas. Man jis neprailgs, tikrai, tu stovi, tu bendrauji su savim kažką, tai
kai susikuri, ten kažkoks būna reakcija, man čia, ir važiuoji toliau, ten vaidini pats susimu, tokia vieša repeticija, sakykime, perbėga tokia. O taip, tai žinokit, čia labai lengva yra. 2 valandas čia tas pats. Žmonės ateina į treniruotės, 2 valandas pumpuoja, tai tie jie tam pavargsta. Aš nieko nedarau scenai. Tinginiau? Nu taip, aišku. Aš dirbu savo malonumui. Aktorius pasakoja, kad vienas iš jo pomėgių yra žvejyba, kuriai dėja pastaruoju metu vis dažniau pritrūksta laiko. Taip pat neretai jis rankas paima savo mėgstamų rašytojų knygas, o paklaustas apie artimiausius planus, jis prisipažįsta nežinas, ką veiks artimiausioje ateityje. Sveikas, Mindaugai. Vieną pateikite tokį mitą galiojantį, kad linksmi žmonės televizijoje yra linksmi ir gyvenime. Noriu pasakyti, kad mano nuomonė, ypatingai liečiant jūsų asmenį, gyvenime esate visai kitoks negu eteryje ar scenoje. Dalimi aš su tavim sutinku, nes supranti, gyvenime tu vaikštai stebėdamas ir mąstydamas ir daugmaž toks labiau būni savyje, nes galvoja apie tai, kaip visą tai galima parodyti ekrane ar scenoje. O šiaip tai, kodėl? Jumoras yra vienintelis gyvenime inkaras, kitaip į dugną nueisi. Bet pavyzdžiui, žinia, kaip vadinama Egipto sostinė? Kairas. Kairas. Nuo ko jis kilęs, jūs žinoma, meilutė nežinote, aš paaiškinsiu žiūrovams. Dauguma mūsų dabar mėgsta lankytis Egipte, kaip turistai, kaip prekeiviai, šiaip kaip europiečiai. Ir lietuviai dažniausiai Egipte yra apspintami beduinų, kurie jiems siūlo išgerti kavos. Į ką lietuvis automatiškai atsako grubiai? Kairą. Kairą. Nuo to ir kilęs iš senų laikų Egipto sostinės pavadinimas Kairas. Tai jūs siūlote dar lietuvius vadinti ir kairais? Ne, ką jūs čia nusišnekate, nieko aš nesiūlau, aš šiaip tik papasakojau, kokia yra šio žodžio kiltis ir ką jūs čia man smegenys dabar išpūdėjot. Visi personažai yra, kurie gimė laidose ar kažkur tai yra išgyvenimo arba būna taip spontaniškai staigiai sugalvoti. Ir jie pasilieka tokie, nes kažkaip reikia. Jeigu noriu, aš galiu papasakoti istoriją, kaip gimė ten Šinčilas, toksai personažas buvo. Mes su Andrium Rožicku, mums trūko, atrodo, 5 minučių eterio. Ir staigiai, ką, sako, apžvalgininkas kažkoks turi būti. Kaip jis, atsisėdau prieš veidrodį kažką, tai, jis gimė prie 5 minutės. Buvo taip, taip darbus, durnelis iš pogrindžio toksai, durnelis iš pogrindžio, toks neaišku, koks, ar gyvūnas, kiek kojų jis ten turi, neaišku jis toks, toks, kaip rusai sako, fanare, priplaukęs. Gal galima ir man įsitert, aš išneka visokie durneliai. Ne piniguose laimė. Žmogus, kuris turi $10 milijonų, gali būti ne ką mažiau nelaimingas, negu tas, kuris turi 9 milijonų. 9 milijonų. O čia pas mus Lietuvoje tai šūdo šakėm aukščiau galvos nepakelsi. Aš žinau tiksliai. Vasarą, kai buvau kaime, tai... Žinok, aš net negalvojau būti aktoriu. Pradėkim nuo to. Aš visai atsitiktinai ėjau Liepos mėnesį pro konservą ir pamačiau konservatoriją tuometinę buvusią ir pamačiau skelbimą, kad dabar egzaminai stojamieji, o aš norėjau stoti anglų kalbą. Sakau, pabando man durnius taip. Ir aišku, aš nepraėjau ten kažkokio tai antro turo, vakarė sėdžiu namuose, žiūriu televizorių, tuo metu telefonų nebuvo, mobilių aš vis neturėjau. Ir ateina iš konservatorijos tokia mergaitė atsakinga, sakau, žinot, Vytautai, atleiskite, įvyko klaida, ten ne jūs praėjote į paskutinį turą. Ir man nebeliko nieko kito, kaip nueiti tenais į tą paskutinį turą ir kažkaip tapti vienu iš tų 12, kurie baigė rusų kursą ir aš 10 metų pradirbau Rusų dramos teatre.
Ką tik mes gavome karštai pavėlavusią informaciją iš pavėlinių. Linksmai sutiko Pabradės gyventojas taksistas Mavėdovas ne tik tai vėlinės, bet ir Helovyną. Pamatęs vienišą einančią iš kapinių merginą, kuri nešė rankose 2 uždegtas žvakės, jis kultūringai pasiūlė ją pavežioti nemokamai, į ką mergina gražiai atsisakė. Bet gera Mavėdovo nuotaika bei matiruotė rankose padėjo apsispręsti kukliai vienišai mergaitiai. Kodėl pats neprodusuoji? Aš elementarus klausimas, mano kita profesija. Supranti, aš esu vienos seniausios profesijos atstovas. Seniausia yra prostitutė, antra yra aktorius. Tai supranti, vat ką man duoda, kas mane išsirenka, aš pas tą ir einu, tam aš atsiduodu. Tik tai tiek, va dabar jau atėjo toks amžius, kai jau tu gali pasirinkti, kam atsiduoti. Dabar visą mėnesį prasidėjo, žinok, Belgijoje. Saviškai ten forma, žinok, surengėm visažistų formas buvo. Nu, žinai, faina, žinai, ir atmosferka ta tokia, žinai, ir baliuškas visokias. Kur be pasisuksi, žinok, visi savi. Va. Ir pavežiojo, žinok, ir po muziejus pavaikščiojo. Muziejus? Jo, muziejai, žinok. Nu ką, mačiau Kandinskį, mačiau Malėvičių. O vienoj salėje, žinok, užeini ir vienas Faberže. Gyvas? Ne, ten užrašyta taip. Faberže, autoportretas, fragmentas. Toks neblogas fragmentas, va. O tu matai ten tą myžantį vaiką? Nu, klausyk, tato. Visų pirma, tai ne myžantis, o sisiojantis. Ir antra, tai ne vaikas, o berniukas. Ir trečia, tai jisai yra miesto simbolis. Jo, bet žinok, aš pažiūrėjau į tą miesto simbolį jų. Nu, va, nieko ypatingo. Mylimiausias projektas TV3 televizijų, kuriam pačiam teko dirbti ir... Nemeluosiu, iš karto tai buvo Šapro šou. Na, bet supranti, ten jisai buvo nereitinginis. Ten buvo per daug plonas humoras, kad suprastų visi. Jėzus diktorša! Nu tu kažko paskutiniu momentu mane taip traukči, žinok, į tą figūrą, žinai, tokia violončelė, žinok. Kleopatrizmas, tik ant galvos tas šniūras šviečias parvy. Klausyk, kažkas vis dėlto ne taip. Visai kitas reikals. Labas vakaras, gerbiami žiūrovai. Labas vakaras. Mes vėl pas mus. Džiaugiuosi, kodėl man teko didelio garbė padirbti Rusų dramos teatre ir pavažinėti po visą sąjungą ir pamatyti visus tuos miestus, susipažinti su rusų kultūra. Nes tai yra, didesnės kultūros pasaulyje aš nežinau. Ir kai mes čia reikiam visose su vėliavom vaikštam, kad lietuvių kultūra yra tokia dievė, mane ima juokas tikrai, nes tai yra taip liūdna. Aš pažiūrėjau dabar tą kaziuko mugę Dublinė, Jėzus Marija, o Jėzus. Čia yra, žodžiais tai yra nenusakoma, tai reikia pamatyti. O sarkazmas, tai supranti, kad reikia visada mokėti pasijuokti iš savęs. Ir save truputėlį pastatyti šalia, kad tu lyg tai juokiesi iš savęs, o ne iš kažko. O, papa, tu žiūrėk, toks tokia parafrazė pas. Nugi galybė minties, rūpužė, tugi kažkoks minties Mozartas, sakyčiau, netgi Bethoveną, 5 simfonija. Kiek tokių buvo situacijų, kai pamato gatvėje, kavinėje ir sako... Nesuskaičiuojamas kiekis, nesuskaičiuojamas. Lygiai taip pat kaip... Klausyk, Šapre, aš tau papasakosiu dabar anekdotą, tu šitą nežinai. Ir būna paprasčiausiai taip, kad, aš žinau, bet jau kaip... Čia nesuskaičiuojamas kiekis yra. Vincai, ištrauk pirštą. Iš kazytės. Stasytų irgi. Didžiausias malonumas darbe tai yra pabaiga. Bet kokiam, ar teatre, ar televizijoje. Bet kad pasibaigė ir tau ateina toks, kad
katarsis. Euforija. Ten tiesiai dirbat. Kreipiuosi į mūsų eismo dalyvės moteris. Gerbiamos moteris eismo dalyvės, norėčiau priminti, kad štai šis kelio ženklas lenkti draudžiama galioja ne tik juodos ir raudonos spalvos mašinytėms. Aš tik tai norėčiau man pagailėti savęs, kad kai TV3 dar egzistuos, manęs jau nebebus. Tai va čia toks.